Labas kolektyvas. Tai šiandien prasibėgam greitai pro Apple techninę analizę, kur geri užėjimo taškai, kur būtų blogi, kur gražios zonos ir negražios zonos. Tai lygius bražyti jau mokat, plius minus, tai čia galite susistabdyti, pasižiūrėti, kurioje vietoje lygiai, bet toks pagrindinis lygis noriu paminėti, ne? Kur būtų įdomu, tai vat, šitos vietos labai įdomios. Čia ir į vieną, ir į kitą pusę pasidavė, tai geras lygis žiūrėti investavimui. O kitas investavimo lygis būtų toks labai geras, va šito vieta. Nes čia viskas nušoko, čia puikiai virto. Tai realiai, jeigu žiūrėti iš investicinės pusės, ne, tai mūsų užėjimo taškai būtų tokie. Būtų ar čia, čia. Puikiausiai būtų šitą vietą, bet ar mes ją gausim klausimas. Nu, rinka, jeigu koreguosis, tai faktas, kad gausim. Ir tai va, tai čia būtų dvi pagrindinės zonos, nes čia, pažiūrėkit, čia buvo praktiškai metus laiko, kaip kirto, įsitvirtino ir nuvažiavo į viršų. Čia mums parodo, kad mes turėjom labai stiprų lygį. Nu, šito apie 200, aš atsimenu, dar šitą vietą pirkau pats. Tai turim labai stiprų lygį ir šitas lygis puikiai dirba, todėl čia mūsų iš investicinės pusės, žiūrint, būtų dvi tos puikios zonos, kur galėtumėm drąsiai užeiti, skėsti kainą ir nebijoti. Toliau, jeigu žiūrėtumėm, tai ten būtų apie 185, 107, bet manau, kad kur mums reikia fokusuotis, tai va į šitą vietą, dar geriau šitą vietą. Tai aš asmeniškai lauksiu šitos vietos, kas liečia investiciją. Kaip sulauksiu šitos vietos, tada dirbsiu. Kas liečia į spekulaciją. Spekulaciją ir tradingą žiūrime, ne? Tai jeigu žiūrėt long pozicijas, tai mes turim kelis variantus. Laukiam, kol kirs mūsų lygį, čia įsitvirtina mūsų užėjimas čia ir išėjimas šitą vietą, ne? Kitas variantas laukti, kol grįš iki čia, įsitvirtins ir tada užeidam ir išėjimą. Išeinam čia, užeinam čia, stopas papučia. Tai tokios būtų long pozicijos, ne čia irgi turim pakankamai tą stiprų lygį, kaip ir kalbėjom. Jeigu žiūrėti short poziciją, kas būtų šiom dienom artimiausias treidas, tai grįžtam iki lygio, rejectina, paleidžia į apačią. Mūsų užėjimas čia, stopas čia, profitą pasiemam šitoje vietoje. Kita short pozicija būtų, biškiai jau ilgiau reikėtų laukti, tai laukiam, kol ateina iki čia ir užeinam čia, profitą pasiemam čia, stopas mūsų čia. Tai iš spekulacijos pusės būtų taip. Spekulacijai, kas dar įdomu, čia buvo, čia žiūrėkit, mes turim kokius gapus. Todėl jeigu kaina kris, tai jinai čia nukris labai greitai, dėl ko nes čia buvo mažai pirkėjų pardavėjų šitoje zonoje. Matos palei grafiką. Tai mes iki čia galim grįžti pakankamai greitai. Tai jeigu žiūrėti spekulaciją, tai čia tas mūsų užėjimas toks, jeigu šitą lygį laikytų, būtų labai, labai fainas, smagus ir geras. Tai iš spekulacijos būtų taip. Ką dar norėčiau paminėti, kad pažiūrim disbalansą. Tai disbalansas atrodo taip, kaip atrodo. Šiaip visai neblogai, tik tiek, kad labai nedidelis procentas pačio disbalanso, tai grafikas eina į apačią, čia disbalansas didėja, viskas gražu, čia kyla. Tai vat ko mums čia reikia sulaukti, jeigu žiūrim iš investicijos, ne? Tai mums reikia sulaukti mūsų užėjimo taškų gerų. Tai ir bus, ne? Čia apie 2, ir kalbėjom apie 200. Tai va, čia, kad suprasti viskas disbalansą, važiuoju, tik tai čia, kad procentas -2 yra mažokas, bet kaip kaina patrauks iki mūsų 2 arba 200, jau disbalansas bus daug didesnis ir čia viskas atrodys daug gražiau. Ką tai rodo, kas čia klauso pirmą kartą šitą video, tai jeigu kaina kyla, disbalansas didėja, reiškia, kad akcija yra supirkinėjama. Ką reiškia supirkinėjama, kad dėdės tie, kurie turi daug pinigų, perka akciją ir tikisi, kad jinai netikisi, o jie strateguoja taip, kad kaina laikui bėgant kils ir jie uždirbs iš kėlimo. Dėl to, ką tai rodo, kad jie išparduoda, kad kažkas ją parduoda ir logiškai galvojant, jeigu akcija parduodos, kaina turi kristi, bet čia vyksta atvirkščiai. Ją parduoda, o kaina auga. Ką tai rodo, kad yra manipuliacijos, yra įsikišimas ir kad kažkas kaupia poziciją. Kaupia tam, kad po to iš to uždirbtų pinigų. Tai va, tai dar vieną dalyką turbūt norėčiau paminėti, kad nuo vasario 1 startuosim su Discord bendruomenė. Darysiu tokius kaip nemokymus, kaip edukacijas, taip pat dalinsiuosi idėjom, tipsais, tiek investavimo, tiek spekulacijos
akcijom dalinsiu, kur užeit, kur išeiti, mokysimės kartu, kur geriausi užėjimo taškai, kur stop padėtis. Tai va, tai kursim bendruomenę, bandysim stiprinti traderius, kad po to galėtume visi kartu dalintis tikeriais, prekiauti ir palengvinti taip vieni kitam veiklas. Tai iš principo savaitę galėsit, bus prenumeratos tipo, tai savaitę galėsit pasibandyti nemokamai, jeigu bus įdomu, liksit, jeigu nebus įdomu, tai neliksit. Tai va, tai jeigu kažkam įdomu, tai pridedu e-mailą, parašykit man e-mailą ir informuosiu, kol bus grupė paleista ir tada susikontaktuosiu. Tai kam įdomu, parašykit. Mintis tokia, kad surinkti traderius, norinčius išmokti tradint, juos praedukuoti ir kad po to visi kartu galėtumėm prekiauti. Tai šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad skiriat savo laiko ir iki.